Labadiena, malonūs žiūrovai, po atostogų eterį sugrįžta laida Krepšinio savaitė. Praėjo beveik 2 mėnesiai po įspūdingo 2024-2025 metų klubinio krepšinio sezono finišo, kuris buvo pažymėtas 5-osiomis Lietuvos krepšinio lygos didžiojo finalo serijos rungtynėmis ir dramatišku Kauno Žalgirio triumfu prieš Vilniaus Rytą. Lietuvos krepšinio lyga nuo kito sezono žengia į naują etapą. Nuo 2025-2026 metų sezono stipriausias šalies krepšinio čempionatas vadinsis Betson LKL. Kartu su nauju pavadinimu buvo pristatytas ir atnaujintas LKL logotipas. Šis pokytis yra nuosekli ilgametės partnerystės tąsa. BetSafe tituliniu LKL rėmėjų tapo 2017-2018 metų sezone. Šio mėnesio pradžioje Lietuvos krepšinio lyga paskelbė būsimo sezono starto datą. Pirmoji naujojo sezono diena – rugsėjo 20-oji. Naująjį sezoną į Lietuvos krepšinio lygą sugrįžta Gargždai. Liepos mėnesį įvykęs Lietuvos krepšinio lygos valdybos posėdis ir visuotinis narių susirinkimas buvo sėkmingas Gargždų komandai. Pastaroji pristatė komandos viziją bei pasiryžimą dalyvauti naujajame LKL čempionate. Galiausiai lygos valdyba išklausiusi informaciją apie klubą, bendru sutarimu nusprendė suteikti Gargždų miesto komandai licenciją, kuri leidžia dalyvauti LKL. Taip pat lygoje nebeliks Mažeikių klubo, kuris kitą sezoną rungtyniaus nacionalinėje krepšinio lygoje. Rugpjūčio pradžioje vyko nacionalinės krepšinio lygos eilinė ataskaitinė konferencija. Joje pritarta 17 komandų dalyvavimui 2025-2026 metų sezone. Taip pat patvirtintas čempionato formatas. Prie 16 licencijuotų klubų greičiausiai prisijungs Mažeikių komanda, kuriam liko įvykdyti paskutinę iškeltą sąlygą – atsiskaityti su visais buvusiais žaidėjais. Mažeikiai tai įpareigoti padaryti iki rugpjūčio 15 dienos. Įvykdžius šią sąlygą, papildomo balsavimo dėl Mažeikių dalyvavimo čempionate nebus. Mažeikiai į lygą sugrįžta komercinio principu. Kaip ir pernai, naujas LKL sezonas vyks 2+1 rato sistema. Po 2 ratų klubai sužais papildomą ratą pagal užimtas vietas padalinus komandas į 2 grupės. Atkrintamosiose lieka serijų formatas. 8-finalyje komandos kovos iki 2, ketvirtfinalyje, pusfinalyje ir finalo serijoje iki 3 pergalių. Čempionatas prasidės 1 spalio savaitę, o finišuos gegužės mėnesį. Šią vasarą Lietuvos moterų krepšinio rinktinė po 10 metų pertraukos sugrįžo rungtyniauti į Europos čempionatą. Startas buvo sėkmingas. Pirmose 2 rungtynėse įveiktos Slovenijos ir Serbijos krepšininkės ir taip iškovotas bilietas į ketvirtfinalį. Deja, Viliaus Stanišausko auklėtė šiame etape pralaimėjo Prancūzijai. Nepasisekė ir kovoje dėl 5-8 vietų. Pirmose rungtynėse lietuvės neprilygo Čekijos krepšininkėms, o rungtynėse dėl 7 vietos ir kelialapio į pasaulio čempionato atranką mūsiškės pralaimėjo Turkijai. Vis dėlto šis Lietuvos rinktinės pasiekimas rodo, kad mūsų šalies moterų krepšinis vėl kyla į viršų. Tikėkime, kad kitame Europos čempionate išvysime Lietuvos rinktinę. Juolab, kad mūsų šalis turi 2027 metų Europos pirmenybių organizavimo teisės. O dabar pasidžiaugime mūsų 20-mečiais, kurie šią vasarą Europos čempionate laimėjo sidabrą. Lietuvos U20 vaikinų krepšinio rinktinėje Europos čempionato startas klostėsi sudėtingai. Vis dėlto ketvirtfinalyje mūsiškiai sugebėjo įveikti varžovus. Pusfinalyje buvo nugalėta Prancūzija. Deja, finalas Dariaus Augaliaus auklėtiniams susiklostė nesėkmingai. Buvo nusileista bendraamžiams iš Italijos 17 taškų skirtumo. Italijos rinktinėje priekį finale vedė gynėjas Francesco Ferrari, kuris pelnė net 26 taškus ir pridėjo 4 atkovotus kamuolius. Mūsiškių gretose Aleksas Beliauskas surinko 17 taškų ir atkovojo 12 kamuolių. Nedas Raupelis taip pat žaidė solidžiai, pelnė 16 taškų. Lietuviai Europos U20 krepšinio čempionato finale žaidė po 3 metų pertraukos. 2022 metais Manto Rubštavičiaus vedama komanda pralaimėjo finalą ir užėmė 2 vietą. Laidos pabaigoje dar šiek tiek pozityvo. Lietuvos U20 merginų krepšinio rinktinė Europos čempionate pateko į pusfinalį, kuris buvo žaistas rugpjūčio 9 dieną. Ketvirtfinalio dvikovoje lietuvės iššvaistė pranašumą ir turėjo dramą su Slovenija, kuri baigėsi laimingai iškovota pergalė 1 taško skirtumu. Kol stebite ketvirtfinalio rungtynių akimirkas, reikia pasakyti, kad rungtynėse su Izraelio krepšininkėmis puolime sprogo Danielė Paukštytė. Jis su 43 pelnytais taškais tapo daugiausiai taškų vieneriose rungtynėse pelniusią krepšininkę per visą U20 merginų čempionatų istoriją. Rankelė gražiai juda, tas stepekas tai labai rimtas. Tai tik keletas internautų komentarų po įspūdingo Paukštytės benefiso. Ir iš tiesų, su šiais komentarais negalima nesutikti.
Mūsų šalies krepšinėje auga dar viena žvaigždutė. Kaip sekėsi mūsiškiams kovose dėl apdovanojimų, papasakosime jau kitoje laidoje. O šiandienos laidos pabaigoje kviečiame pasigrožėti keliais Danielės Paukštytės epizodais iš įspūdingo pasirodymo prieš Izraelį. Ačiū žiūrėjusiems, iki pasimatymo kitoje laidoje.